2027 nėra gandas, tai yra terminas. Tada Xi Jinpingas nurodė savo kariuomeniai būti pasiruošusiai užimti Taivanį. Ne planuoti, o būti pasiruošusiems. Taivanas yra už 100 mylių nuo Kinijos krantų. Atstumą, kurį šiuolaikinis karinis laivynas įveikia per kelias valandas. Šis atstumas jau 77 metus laiko dvi vyriausybės nuolatinėje aklavietėje. Geografija turi humoro jausmą. Daugelis žino, kad Taivanas gamina 92% pažangiausių pasaulio puslaidininkių. Mikroschemos jūsų telefone, automobilyje, F-35 naikintuve ir kiekviename didžiajame kalbos modelyje, kuris kada nors atsakė į klausimą, kurio nedrįsate ieškoti Google, visa tai ateina iš čia. Visi mano, kad Taivanas yra neliečiamas, per daug vertingas, per daug įsiliejęs į pasaulio ekonomiką, kad būtų leista jam žlugti. Tačiau užkulisiuose tai, kas padarė Taivaną neliečiamą, yra ardoma. Ne Kinijos, o Jungtinių valstijų. 2026 m. birželį TSMC, įmonės, kuri gamina pasauliui reikalingus puslaidininkius, rinkos vertė siekia $2,18 trilijono. Bet kuri šalis, įskaitant Kiniją, trokštų gauti šią įmonę ir jos potencialą. Todėl ji ruošia didžiausią jūrų laivyną, kokią pasaulis kada nors matė. Bent jau taip mano dauguma žmonių. Karinė jūrų invazija tikrai nėra atmestina. Tačiau Taivano sąsiauris yra labiausiai militarizuota vandens juosta Žemėje. Net ir Taivano blokada pasaulio ekonomikai kainuotų $10 trilijonų. Tai sudaro apie 10% pasaulinio BVP. Tai padarytų daugiau žalos nei 2008 metų finansų krizė ir COVID-19 pandemija kartu sudėjus. Štai kodėl Taivanas yra toks svarbus. Nes sala yra ne tik geopolitinių įtampų centre, bet ir šiuolaikinio pasaulio centre. Mikroschemos, kurios užtikrina visko veikimą. Nuo išmaniųjų telefonų ir duomenų centrų iki pažangių ginklų sistemų gaminamos Taivano gamyklose. Jei tos gamyklos sustotų, pasekmės neapsiribotų vien Azija. Jos paliestų kiekvieną pagrindinę pasaulio ekonomiką. Todėl iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad Taivano neįmanoma palikti. Daugelis taivaniečių TSMC vadina šventuoju kalnu, saugančiu salą. Likęs pasaulis turi savo pavadinimą – silicio skydas. Idėja paprasta. Taivanas yra ekonomiškai toks svarbus, toks būtinas pasauliniai technologijai, kad šalys, ypač Jungtinės valstijos, neturėtų kito pasirinkimo, kaip tik jį ginti. Kad suprastume, kiek JAV būtų pažeidžiamos galimo Taivano perėmimo atveju, 2024 metais JAV prekybos sekretorė Gina Raimondo sakė, kad Jungtinės valstijos 92% pažangiausių lustų perka iš TSMC Taivane. Beveik kiekvienas šiuolaikinio gyvenimo aspektas reikalauja TSMC lustų, kad veiktų. Ypač kitas technologinis šuolis į priekį – dirbtinio intelekto revoliucija. Taivanas yra pačioje šio naujo technologinio šuolio širdyje. 2025 metais visos šalies ekonomika išaugo beveik 9%, beveik vien dėl JAV paklausos dirbtiniam intelektui ir vartotojų elektronikai. Tais metais 58% visų TSMC pajamų buvo gauti iš didelio našumo kompiuterijos, kuri leidžia veikti dirbtiniam intelektui. Technologijų bendrovės tokios kaip Google, Amazon ir Nvidia remiasi TSMC mikroschemomis, kad galėtų tęsti savo veiklą. Priešingų atveju didieji kalbos modeliai ir dirbtinis intelektas, nuo kurių dabar visiškai priklauso daugelis įmonių ir žmonių visame pasaulyje, nustotų veikti beveik per naktį. Nesvarbu, ar naudojate ChatGPT, ar Claude, ar Gemini, visi jie veikia TSMC dėka. Kinijos įvykdytas Taivano perėmimas nusiaubtų pasaulio ekonomiką ir paralyžiuotų vakarų karinę galią. TSMC lustai yra įdiegti visur. Nuo F-35 naikintuvų iki tiksliai valdomų šaudmenų. Be jų ginklų gamyklos beveik sustotų, svarbus remontai užstrigtų. Raketų atsargos pradėtų mažėti. Jungtinės valstijos staiga taptų kur kas pažeidžiamesnės. Daugelis mašinų, naudojamų šiems lustams gaminti, priklauso nuo griežtai ribojamų vakarų technologijų, įskaitant sistemas, kurias reguliuoja tokios organizacijos kaip JAV gynybos departamentas. Kinijos perėmimas leistų Pekinui pasiekti kai kurias jautriausias vakarų technologijas. Pasekmių sunku pervertinti. Tačiau keista, tai sukūrė tam tikrą ramybės jausmą. Juk jei Taivano praradimas būtų toks katastrofiškas, JAV ir jos sąjungininkai tikrai niekada to neleistų. Net jei jie nerizikuotų karu, gindami kitą demokratiją, jie gintų savo ekonominius ir strateginius interesus. Ir Kinija tai žino.
Ji žino, kad bet koks bandymas užimti Taivaną sukeltų milžinišką ir galbūt smurtinį atsaką iš šalių, kurios turi per daug ką prarasti. Metus tas žinojimas buvo viena stipriausių atgrasimo priemonių sulaikiusių Kiniją. Tačiau visa ši istorija paremta klaidinga prielaida. Nes kas, jei prizas, kurio, kaip manoma, siekia Kinija, yra užprogramuotas susinaikinti vos tik jie jį palies. Tai reiškia, kad Kinijos susidomėjimas Taivanu gali būti visai netoks, kokį daugelis įsivaizduoja. Dar svarbiau, strategija, kuri turėtų užkirsti kelią karui, taip pat gali būti visai netokia, kokią daugelis įsivaizduoja. Taivanas daugelį metų ruošėsi galimybei, kad atgrasimas gali nesuveikti. Iš tiesų vis didėjanti grupė mano, kad jei Kinijai kada nors pavyktų užimti salą, Taivanas turėtų pasirūpinti, kad liktų kuo mažiau, ką būtų galima perimti. Ši idėja vadinama sugriautu lizdu. Užuot leidus, kad Taivano ekonomika, infrastruktūra ir vertingiausi technologiniai aktyvai atitektų Pekinui, šalininkai teigia, kad juos reikėtų padaryti nenaudojamais, kas iš esmės prilygsta tam, jog jei kas nors įsilaužtų į jūsų namus pavogti televizoriaus, pirmiausia turėtumėte išmesti televizorių pro langą. Ekstremalu, tačiau galbūt racionalu. Tai šiurpinanti idėja, bet ji parodo, kaip rimtai Taivanas žiūri į grėsmę. Tačiau tai nėra vienintelis planas skirtas padaryti invaziją itin brangia. Kariniai strategai, įskaitant JAV kariuomenės karo koledžo analitikus, yra apibrėžę įvairias gynybos priemonės, kuriomis siekiama paversti Taivaną tikrų košmaru. Mobilios raketų paleidimo sistemos, jūros minos priekrantės zonoje. Ginklai sukurti ne tam, kad visiškai sustabdytų invaziją, bet kad padarytų ją tokia brangia, jog Kinija nuspręstų, kad neverta bandyti. Dešimtmečius tai buvo pagrindinė logika – didinti kainą, kol Pekinas atsitrauks. Tačiau tai nėra vienintelis pasirinkimas. Taipėjus gali bandyti įtikinti Kiniją, kad Taivano užėmimas bus tik jos problemų pradžia. Laimėti karą yra viena. Okupuoti daugiau nei 23 milijonų žmonių, kurie nenori būti valdomi jūsų, yra visai kas kita. Salos politinė tapatybė jau daugelį metų nuosekliai tolsta nuo žemyninės Kinijos. Tai ypač pasakytina apie jaunus žmonės. Pew tyrimų centras nustatė, kad dauguma jų save laiko tik taivaniečiais. Kitos ataskaitos rodo, kad daugiau nei 84% Taivano gyventojų nepritarė Pekino siūlomai vienos šalies dviejų sistemų politikai saloje. Idėja ta, kad Taivanas galėtų susivienyti su Kinija, bet išlaikyti savo atskirą, labiau demokratinę ir kapitalistinę sistemą. Atsižvelgiant į tai, kaip stipriai Kinija stengiasi panaikinti unikalų Honkongo demokratinį statusą, tikėtina, kad Taivano gyventojai yra teisūs manydami, jog Kinija neturi ketinimų laikytis tokios politikos. Nuolatiniai pilietiniai neramumai, nebendradarbiavimas ir net partizaninis karas priverstų Kiniją įsitraukti į brangią, neribotą okupaciją, kuri galėtų tapti vis labiau nepopuliari tiek šalies viduje, tiek užsienyje. Tačiau ar to iš tikrųjų pakaktų, kad invazija apskritai neįvyktų? Dešimtmečius ši strategija rėmėsi įsitikinimu, kad JAV nedelsiant įsikištų gindamos Taivaną ir suduotų didžiulį smūgį Kinijos laivynui. Tačiau tikimybė, kad taip nutiks, skiriasi priklausomai nuo administracijos. Tai taip pat labai priklauso nuo to, kiek pačios JAV yra motyvuotos padėti Taivanui. Tačiau sudaužyto lizdo strategijos esmė apima kur kas drastiškesnę priemonę – kraštutinę ekonominio sabotažo formą. Iš esmės Taivanas pats taikytų išdegintos žemės taktiką. Jei Kinija įsiveržtų rytoj, Taivanas padarytų tai, kas atrodo neįsivaizduojama. Jis sunaikintų savo puslaidininkių pramonę iki pamatų. Tai sukeltų pasaulinę ekonominę krizę, tačiau kartu sužlugdytų ir Kinijos ekonomiką. Užuot atgaivinęs Kinijos ekonomiką, įsiveržimas galėtų padaryti jai milžinišką žalą. Tai paverstų tą, kas turėjo būti paprastas įsiveržimas Pyro pergalė. Mažiau nei 6% Kinijos puslaidininkių 2020 metais buvo pagaminti šalies viduje. Jei Taivanas nuspręstų sunaikinti savo pramonę invazijos akivaizdoje, tai būtų katastrofa Xi Jinpingo administracijai. Ekonomika ir pažangi karinė gamyba nukentėtų būtent tuo metu, kai jų labiausiai reikėtų karo metu. Jei Taivano puslaidininkių pramonė išnyktų, Kinijos galimybės būtų ribotos, labai ribotos. Vienintelė reali alternatyva būtų Pietų Korėjos Samsung, tačiau net ir Samsung negalėtų pakankamai greitai pakeisti prarastos Taivano gamybos, kad būtų išvengta didelio sukrėtimo. Ir dar yra geopolitinė problema. Samsung yra Pietų Korėjoje, artimoje JAV sąjungininkė, kuri nepaisant glaudžių ekonominių ryšių su Kinija, niekada visiškai nesusiderino su Pekino strateginiais siekiais.
Ar jie tikrai stengtųsi padėti Kinijai ir rizikuotų politinėmis pasekmėmis, kurios su tuo susijusios? Xi Jinpingo politinė parama taip pat priklauso nuo nuolatinio Kinijos ekonomikos augimo ir stabilumo. Sugriauto lizdo strategija visą tai sunaikintų. Pati invazija sudrebintų Kinijos iki šiol stabilų klimatą ir sukeltų Xi Jinpingo valdymui neįveikiamų politinių problemų. Abedžiotina, ar Kinija rizikuotų invaziją, jei žinotų, kad tai bus pasekmė? Ar jie tikrai galėtų užimti TSMC gamyklas prieš ją sunaikinant? Kinija tai žino. Lenktynė su išjungimo jungikliu ir savinaikos protokolu nėra karo planas. Tai lošimas. Taigi, ko iš tikrųjų siekia Kinija? Ir kaip tiksliai Taivanas planuoja nutraukti savo dominavimą lustų rinkoje? Ataskaitose teigiama, kad šalis turi daug sudėtingesnį atsarginį planą, kaip vykdyti operaciją Sugriautas lizdas, žinoma kaip ASML nuotolinio išjungimo mechanizmas, kuris bus aktyvuotas iš Nyderlandų. Nyderlandai – 18 milijonų gyventojų turinti šalis, garsėjanti tulpėmis ir dviračiais, yra vienas iš lemiamų veiksnių, ar karas dėl Taivano sugriaus pasaulio ekonomiką. Šiame 21 amžiaus etape ar kas nors nustebtų? Nyderlandai ir Taivanas turi ypatingus santykius. Taivanas gamina visus savo puslaidininkius, naudodamas ekstremaliosios ultravioletinės spinduliuotės EUV aparatus, importuotus iš ASML Holding NV, Nyderlandų bendrovės. Iš tikrųjų, ASML šiuo metu yra vienintelis pasaulyje šių aparatų gamintojas. TSMC naudojami EUV aparatai, iš kurių kai kurie turi gaminti pažangiausius 2 nanometrų lustus reikalingus bendroviai, yra tokie neįtikėtinai sudėtingi, kad ASML gali pagaminti tik apie 5 ar 6 tokius aparatus per metus. Kinija negalėtų lengvai jų pakeisti ar sukurti kažko panašaus, kad galėtų toliau gaminti lustus, jei ASML jų neremtų. 2024 metais pasirodė pranešimų, kad ASML į EUV aparatą išsiųstą į Taivaną įdiegė išjungimo jungiklį. Pasirodo, bendrovė patikino Taivaną, kad prireikus gali nuotoliniu būdu bet kada išjungti savo įrenginius. ASML taip pat, kaip teigiama, vykdė invazijos simulacijas, kad sužinotų, kaip greitai ir efektyviai galėtų nuotoliniu būdu pasiekti EUV įrenginius ir juos išjungti. ASML, suprantama, labai mažai kalbėjo apie tikslias detalės. Tačiau yra vienas svarbus faktas. Kaip ir bet kuris itin pažangus įrenginys, EUV mašinos reikalauja nuolatinio aptarnavimo, atnaujinimų ir priežiūros, kad galėtų veikti. Ir tai sukuria silpnąją vietą, nes įmonė, kuri sukūrė šias mašinas, vis dar turi prieigą prie programinės įrangos ir sistemų, kurios padeda joms veikti. Teoriškai, jei kiltų krizė, ASML galėtų beveik iš karto padėti sustabdyti Taivano mikroschemų gamybą. Nesunaikindama gamyklas, o tiesiog atimdama iš mašinų reikalingą palaikymą ir programinę įrangą, kurios joms reikia veikti. Nuotoliniu būdu sugadinus šias mašinas, Kinijai liktų tik beverčiai metalo apvalkalai, kai jie patektų į Taivano gamyklas. Taigi, Taivanas padarė savo gamyklas visiškai netinkamas panaudoti. Kinija tai žino, ji niekada nespėtų jų pasiekti laiku. Teorinė technologinė vagystė niekada nesuveiktų. Tai kodėl jie vis dar stato milžinišką karinį laivyną? Ir jis tikrai didžiulis. 2023 metais Pentagonas mano, kad Kinijos karinis laivynas turi daugiau nei 370 laivų. Dabartinis JAV karinis laivynas skaičiuoja, kad turi nuo 290 iki 300 paruoštų naudoti laivų. Tai nėra vienintelė problema galimo konflikto atveju. Kinijos karinis laivynas plėtėsi neįtikėtinu greičiu. Dauguma jų laivų pastatyti po 2010 metų. Vadinasi, didelė dalis laivyno yra naujesnė nei kai kurie senstantys JAV karinio laivyno laivai. Ir tai ne tik dydis, bet ir universalumas. Pekinas sukūrė įvairiapusę pajėgą skirtą veikti įvairiose situacijose. Eskadriniai minininkai, fregatos, korvetės, amfibiniai desanto laivai, povandeniniai laivai ir lėktuvnešiai. Teoriškai tai yra laivynas galintis susidoroti beveik su bet kokiu šiuolaikiniu jūrų konfliktu. Vis dėlto Kinijos karinio jūrų laivyno augimas turi tam tikrų išlygų. Šiuo metu Kinija turi tik 2 visiškai veikiančius lėktuvnešius. Ir nepaisant spartaus plėtimosi, JAV povandeniniai laivai vis dar laikomi pažangesniais, labiau patyrusiais ir sunkiau aptinkamais. Tačiau tai gali ilgai nesitęsti. Palidovinės nuotraukos ir gynybos ataskaitos rodo, kad Kinija plečia savo karinio jūrų laivyno infrastruktūrą keliose strateginėse bazėse greičiau, nei daugelis analitikų tikėjosi. Vien tik Julino vietovėje per 5 metus buvo pastatyti 5 nauji prieplaukos. Įrenginiai, kuriuos ekspertų manymų ruošia naujos kartos povandeniniams laivams galintiems gabenti iki 12 branduolinių raketų kiekvienas.
Nes kartu su įprastiniu kariniu stiprinimu, Kinija taip pat spartina savo branduolinės ginkluotės modernizavimą tokiu tempu, kuris pradeda rimtai atkreipti gynybos planuotojų dėmesį. Pekinas ir toliau laikosi branduolinio ginklo pirmojo nepanaudojimo politikos. Tačiau kai kurie analitikai atkreipia dėmesį, kad šios plėtros tempas ir struktūra kelia sudėtingų klausimų apie tai, kaip ši doktrina veiktų realiomis krizės sąlygomis. 2020 metais gynybos departamento dokumentai rodo, kad JAV apskaičiavo, jog Kinijos branduolinių ginklų arsenalas siekia šiek tiek daugiau nei 200. Jie tikėjosi, kad arsenalas per artimiausius kelerius metus didės tik palaipsniui. Tačiau jau 2021 metais pranešimai apie spartų arsenalo augimą privertė gynybos departamentą peržiūrėti savo vertinimą. Nauja prognozė – 700 kovinių galvučių iki 2027 metų ir daugiau nei 1000 iki 2030 metų. Kadangi iki 2023 metų Kinija jau buvo sukaupusi 500 kovinių galvučių, ši prognozė vėl turėjo būti padidinta. Kinija ne tik kaupia branduolines galvutes ir didina savo laivyną, bet ir jos laivų statybos pajėgumai yra 200 kartų didesni nei JAV. Didžiulės investicijos buvo nukreiptos į Kinijos laivynus ir laivų statyklas, tuo metu, kai Jungtinės valstijos sulėtino savo karinio jūrų laivyno plėtros tempą. Taigi, kol Kinijos karinis jūrų laivynas sparčiai plečiasi, pagrindinė jėga galinti pasipriešinti sunkiai spėja neatsilikti. Kodėl tai svarbu? Nes Kinija pastarąjį dešimtmetį kas 2 metus pastatydavo tiek laivų, kiek sudaro visas karališkasis laivynas. Taigi, ar tikslas iš tikrųjų yra plataus masto Taivano invazija? O gal kažkas labiau kontroliuojamo, pavyzdžiui, blokada? Tai nėra tik spėlionės. JAV gynybos vertinimai ir žvalgybos ataskaitos nurodo, kad Xi Jinpingas davė nurodymą liaudies išlaisvinimo armijai būti pasirengusiems įsiveržti į Taivaną iki 2027 metų. Spartus laivų statybos pagreitis, lenkiantis pačius pirmosius Xi nurodymus ir milžiniškas uostų bei Kinijos karinio jūrų laivyno stiprinimas artėjant 2027-iesiems pabrėžia šią galimybę. Xi Jinpingas padarė susijungimą su nenorinčiu Taivanu pagrindinė savo prezidentavimo dalimi. Jis siekia tapti didžiausiu lyderiu, kokį Kinija kada nors turėjo. Kad tai pasiektų, jis nori padaryti tai, ko tokie žmonės kaip Mao visada troško, bet nesugebėjo. Užimti, jo manymu, atsiskyrusią salos teritoriją. Iš pradžių Xi nurodymai buvo pateikiami kaip ilgalaikė Kinijos kariuomenės modernizavimo plano dalis. Tai buvo etapinė transformacija, apimanti dešimtmečius. Pirmasis etapas numatytas 2027 metams. Paskutinis etapas planuojamas 2049 metais. Galutinis tikslas yra tai, ką Pekinas vadina didžiuoju Kinijos tautos atgimimu. Visiškai moderni kariuomenė, galinti prilygti bet kuriai pasaulio didžiajai galiai. Tačiau ekspertai pradėjo įtarti, kad pirmasis 2027 metų modernizacijos terminas nėra toks jau abstraktus. Šaltiniai patvirtina, kad aiškus Kinijos termino tikslas yra atsverti JAV kariuomenę Indijos ir Ramiojo vandenyno regione ir priversti Taivano vadovybę sėsti prie derybų stalo Pekino sąlygomis. Taigi, kaip tai veiktų praktiškai? Labiausiai tikėtinas Kinijos pradinis žingsnis nėra invazija. Tai karantinas. Teisėsaugos laivai, kontroliuojantys tam tikras prekes ir veikiantys taip, kad formaliai neperžengtų karo veiksmo ribos, tai turi pranašumą, nes veikia pilkojoje zonoje. Kadangi tai nėra atviras karo aktas, Taivano sąjungininkai galėtų tai ignoruoti. Tačiau net ir pačiuose Kinijos liaudies išlaisvinimo armijos planuose, jie žino, kad Taivanas tikriausiai galėtų atlaikyti tokį žingsnį, ypač jei gautų pastiprinimą ir tiekimą iš kitų sąjungininkų. Tačiau Taivanas greičiausiai lengvai neišgyventų be plano visiškos blokados. Visi galimi prekių srautai būtų sustabdyti. Jokios prekės negalėtų nei patekti į salą, nei jos palikti. Kasdienis jūrų eismas sulėtėtų iki minimumo. Tik Kinijos patvirtinti laivai galėtų praplaukti. Mes jau matėme, kaip tai vyksta. Pradinė Ormūzo sąsiaurio blokada 2026 metų pradžioje beveik visiškai sustabdė laivybos eismą. Per pirmasias 20 dienų pro sąsiaurį praplaukė vos 21 tanklaivis, kai prieš blokadą kasdien praplaukdavo daugiau nei 100 laivų. Kinijos blokada paveiktų ne tik į Taivaną gabenamus išteklius. Strateginių ir tarptautinių studijų centras apskaičiavo, kad apie 1/5 pasaulinės jūrų prekybos, tai yra $2,45 trilijono vertės prekių, 2022 metais keliavo per Taivano sąsiaurį. Jei Kinija panaudotų savo laivyną ir apribotų laivybą šiuose vandenyse, pasaulinė prekyba būtų visiškai paralyžiuota. Kinija yra šalis, kurios laivyba labiausiai priklauso nuo Taivano sąsiaurio, netgi perkeldama prekes iš vieno Kinijos uosto į kitą.
Tačiau Kinijos karinio jūrų laivyno blokada akivaizdžiai būtų sukurta taip, kad neigiamai paveiktų tik tas šalis, kurias Kinija pasirinktų taikiniais. Jos pačios laivai galėtų plaukti netrukdomi. Tai reiškia, kad tuo pačiu metu, kai Kinija sustabdytų Taivano ir jo sąjungininkų prekybą, jos pačios laivyba ir ekonomika toliau klestėtų. Ir kaip salų valstybė neturinti daug išteklių, Taivanas labai priklauso nuo importo, kad galėtų išsilaikyti. 97% energijos yra importuojama, kaip ir didžioji dalis maisto. Nors šalis turi stiprų kozirių, TSMC, ši įmonė negalėtų ilgai veikti be energijos tiekimo į šalį. Blokada paralyžiuotų Taivaną. Šaltiniai patvirtino, kad šalis išgyventų tik apie 6 mėnesius su sukauptomis maisto ir energijos atsargomis, jei importas visiškai sustotų. Ir tai darant prielaidą, kad Kinija po blokados nepradėtų bombardavimo kampanijos, kuri būtų nukreipta būtent į šias atsargas. Tačiau blokada yra karo veiksmas. Jei Kinija pasirinktų šią galimybę, Taivano sąjungininkai beveik neabejotinai būtų priversti reaguoti. Svarbiausia, Japonija ir JAV vaizama, abi šios šalys netoli turi svarbių karinių bazių. Dešimtmečius tokios eskalacijos galimybė padėjo sulaikyti Pekiną. Iki šiol grėsmė buvo pakankama. Bet kas, jei to nepakaks? Kas, jei Jungtinės valstijos tiesiog nuspręstų nesikišti? Tai galimybė, kuri su kiekvienais metais atrodo vis labiau įsivaizduojama. Viena vertus, JAV administracija nekartą žadėjo santūresnę užsienio politiką ir mažesnį įsitraukimą į užsienio konfliktus. Atrodo, kad tai prieštarautų tiesioginiam įsikišimui konfrontacijoje dėl Taivano. Kita vertus, įsiveržimai į Venesuelą ir karas Irane privertė suabejoti šiais pažadais. Akivaizdu, kad JAV vis dar labai palaiko užsienio intervenciją kai kuriais atvejais. 1979 metų Taivano santykių aktas įpareigoja JAV remti Taivaną kariniu požiūriu, parduodant ginklus ir karinę įrangą. Tačiau nėra jokio privalomo susitarimo, kuris įpareigotų JAV veikti kaip gynėja. Tačiau to vis tiek pakanka, kad Kinija nerimautų. Artėjant 2027-iesiems, ar JAV laikysis beveik prieš 50 metų sudarytos sąjungos? Ekspertai pažymi, kad Taivanas vis dar turi išsigelbėjimą. JAV ir jos vakarų sąjungininkai turi savanaudišką interesą apsaugoti TSMC. Juk čia kalbama apie kur kas daugiau nei vien patį Taivaną. Jei šio pranašumo išsaugojimas iš tiesų yra planas, tikėtumėtės matyti karinius pasiruošimus atspindinčius augančią grėsmę. Daugiau bendrų pratybų, daugiau matomos koordinacijos, daugiau ginklų siunčiamų į Taivaną ir visų įmanomų priemonių skirtų atgrasyti ir bauginanti Kiniją, įrodant, kad Taivano sąjungininkas yra pajėgus ir pasiryžęs ginti salos valstybę. Tačiau taip nevyksta. 2025 metų pabaigoje JAV turi daugiau nei $21 milijardo vertės ginklų pardavimo Taivanui vėlavimą. Ginklų, kurie jau buvo parduoti salai, vis dar nematyti. Artėjant 2027 metų terminui, kai gali įvykti Taivano invazija, kodėl JAV visiškai nesirodo ir nesiima veiksmų? JAV kaltina gamybos kliūtis ir gynybos rangovų pajėgumų problemas. Tačiau tai nesutampa su JAV gebėjimu greitai tiekti ginklus Ukrainai, Vakarų Azijai ir kitiems tarptautiniams konfliktams. Praėjus vos kelioms dienoms po Rusijos invazijos į Ukrainą, Joe Bideno administracija patvirtino saugumo paramą šiai sunkumų patiriančiai šaliai. Per kelis mėnesius buvo sumažintos JAV gynybos atsargos, siekiant padėti karo pastangoms. Ataskaitos rodo, kad Taivanui vis dar neteikiamas toks prioritetas kaip JAV ginklus perkantiems Vakarų Azijos partneriams. Problema ta, kad ginklai nebūtinai keliauja ten, kur tikėtumėtės. Tarp 2012 ir 2022 metų Jungtinės valstijos pristatė didžiulius kiekius pažangių ginklų partneriams artimuosiuose rytuose, įskaitant Egiptą, Jordaniją, Katarą, Saudo Arabiją ir Judalskų. 10 000 raketų, 10 oro gynybos sistemų ir 1000 preciziškai valdomų raketų sistemų. O regioninėms įtampoms išaugus po 2026 metų konflikto su Iranu, šie įsipareigojimai greičiausiai artimiausiu metu nedings. Tuo tarpu Taivanas vis dar laukia. Dokumentai rodo, kad torpedų ir nuotolinio smūgio ginklų JSW pristatymas Taivanui buvo atidėtas iki 2027 ir 2028 metų. MK-48 torpedos ypač buvo atidėtos kelis kartus. Iš pradžių iki 2026 metų, vėliau iki 2028, o dabar galbūt net iki 2030. Tačiau JAV kariuomenė labai gerai žino apie 2027 metų Kinijos nustatytą terminą kariniam pasirengimui prieš Taivaną. Ginklų tiekimo atidėjimas iki paskutinės minutės ar net po nustatyto termino galėtų reikšti žaidimo pabaigą Taivanui.
JAV teigia, iš dalies pagrįstai, kad esamos tiekimo grandinės ir sausumos sienos leidžia daug lengviau pristatyti ginklus kitoms šalims. Ukraina, pavyzdžiui, yra šalia daugelio Europos sąjungininkų, per kuriuos ginklus galima pristatyti daug lengviau. Tačiau tikroji problema, atrodo, yra prioritetų klausimas. Ar administracija visiškai atvirai kalba apie užsakymų vėlavimą Taivanui? O gal ji tiesiog vykdo savo alternatyvę strategiją, apie kurią Taivanas galbūt tik dabar sužino, ir tai jį siaubina. JAV turi savo B planą – gelbėjimosi valtį, kurios vertė viršyje $165 milijardus Arizona. Tačiau Taivanai neramu, nes tai vis labiau panašu ne į gelbėjimosi valtį, o į pasitraukimo strategiją. Tokia strategija, kuri JAV Taivano nepriklausomybę paverstų daug mažiau svarbia. Dėl CHIPS įstatymo paskatų ir JAV klientų, vis labiau nerimaujančių dėl karinės grėsmės iš Kinijos, TSMC pažadėjo 2024 metais Arizonoje pastatyti 3 gamyklas už $65 milijardus. 2025 metais susidūrusi su muito grėsme iš Vašingtono, TSMC paskelbė apie papildomą $100 milijardų investiciją į savo Arizonos kompleksą. Taigi, ar Taivano įmonė daro užsienio investicijas, kurios leistų sunaikinti savo pačios šalį? Ne visai. Šaltiniai patvirtina, kad Taivanas žengia apskaičiuotą žingsnį. JAV reikia Taivano ekspertų, kad pastatytų ir įrengtų šias gamyklas. JAV trūksta darbuotojų turinčių specialių įgūdžių, reikalingų šiam gamybos kompleksui palaikyti. Taivano lustų gamyklas sunku atkartoti. Puslaidininkių gamyba reiškia darbą su komponentais, kurių dydis siekia vos 2 nanometrus. Tai ne tik mažytis, tai toks smulkumas, kurį beveik neįmanoma suvokti. Palyginimui, žmogaus nagai auga 1 nanometro per sekundę greičiu. Litografijos mašinos, kurios turi tiksliai veikti nanometrų lygiu, gali kainuoti daugiau nei $300 milijonų už vienetą. Šviesos spinduliai, reikalingi jiems sukurti, yra 5000 kartų plonesni už vidutinį žmogaus plauką. Taigi JAV būtinai reikia Taivano bendradarbiavimo ir patirties savo Arizonos gamyklai. Tai suteikia dar daugiau paskatų apsaugoti Taivaną. Be to, Taivanas vis dar laiko savo pažangesnę būstinę ir technologijas savo teritorijoje, ypač gamyklose išsidėsčiusiose vakarinėje pakrantėje. Taigi, su šiuo nauju Arizonos gelbėjimosi ratu tiek JAV, tiek Taivanas apsidraudžia nuo rizikos. JAV jaučiasi užtikrintai, kad galės išlaikyti bent dalį lustų gamybos, net jei nutiktų blogiausia. Tuo tarpu Taivanas dar labiau stiprina alijansą su JAV, kad neprarastų JAV palankumo ir kariniu požiūriu turėtų JAV savo pusėje. Tai rizikingas statymas, nes abi šalys iš esmės siekia priešingų tikslų. Taivanas nori tapti visiškai būtinas JAV, tuo tarpu JAV siekia visiškai atsisakyti priklausomybės nuo šios salos valstybės. JAV šio bendradarbiavimo su Taivanu reikia tik trumpuoju laikotarpiu. Jei bus perduota pakankamai žinių ir daugiau lustų bus gaminama JAV teritorijoje, gali nutikti visiškai priešingai. JAV praras ekonominį paskatinimą priešintis Kinijai kovoje dėl Taivano dominavimo. TSMC vadovas Morisas Changas yra pesimistiškos nuomonės. Jis jau buvo įspėjęs, kad CHIPS įstatymas ir platesnė tendencija, kai JAV ir Kinija atsiskiria technologijų gamyboje, pasmerks globalizaciją ir laisvąją prekybą. 2023 vykusiame renginyje jis pareiškė: nėra jokių abejonių, kad lustų sektoriuje globalizacija yra mirusi. Laisvoji prekyba dar nėra visiškai mirusi, bet ji pavojuje. Nuo to laiko laisvosios prekybos srityje padėtis tik blogėjo. Nesklandumai ir muitai pasaulinėje prekyboje sulėtino pasaulinę pažangą ir padarė technologijas brangesnės. Kaip sakė buvęs TSMC kūrėjas, kai kaštai didėja, lustų paplitimas arba sustos, arba gerokai sulėtės. Tam tikra prasme, Changas taip pat numatė naujausius TSMC investicijų pokyčius. Nuo tada, kai buvo priimtas CHIPS įstatymas, jis neigiamai atsiliepė apie JAV bandymus perkelti gamybą į sąjungininkų šalis, stiprinti lustų gamybą valstijose ir kitose sąjungininkų šalyse. Changas sakė, kad į gamybos perkelimą į sąjungininkų šalis Taivanas neįtrauktas. Iš tiesų, prekybos sekretorė nekartą yra sakiusi, kad Taivanas yra labai pavojinga vieta. Mes negalime, Amerika negali pasikliauti Taivanu kaip lustų tiekėjų. Žinoma, tai ir yra Taivano dilema. Nes globalizacijos žlugimas šiame ir daugelį kitų verslų kelia ne tik iššūkių kaštams ir pažangai, bet ir tampa saugumo grėsme. Kai šalys nustoja būti viena nuo kitos priklausomos, apsirūpinant produktais, kai jos nebelaiko viena kitos atskiromis, bet tarpusavyje susijusiamis ilgų ekonominių grandinių dalimis, jos turi mažiau paskatų susilaikyti nuo karo.
Jei Kinijai ir JAV nereikia, kad Taivano ekonomika išliktų stipri, nepriklausoma ir klestinti, kodėl joms turėtų rūpėti sustabdyti konfliktą Taivane? Šaltiniai patvirtina, kad Čiango prognozės dėl mažesnės laisvosios prekybos poveikia lustų gamybai ir netgi lustų gamyklų statybai jau pildosi. JFTSMC gamykloje statybos darbai vyksta lėčiau ir kainuoja brangiau nei tikėtasi. Ekspertai skaičiuoja, kad ten pagamintų lustų gamyba kainuos bent 50% brangiau. Tačiau atrodo, kad JAV yra pasirengusios pasirinkti brangesnių lustų gamybą ir naudojimą, užuot įsivėlusios į brangų ir pražūtingą karą su Kinija. Iš visų Čiango pareiškimų labiausiai nerima keliantis dėl galimo pasaulinio konflikto su Kinija yra tas faktas, kad JAV jau laiko Taivaną pavojinga vieta. Naujausias JAV žingsnis dar labiau perkelti TSMC į JAV teritoriją gali reikšti kažką neįsivaizduojamo Taivano žmonėms. JAV jau atsisakė salos. Galbūt tam yra rimta priežastis. Čiango prognozės pasitvirtina. Silicio skydas neveikia. Kinija išleido milijardus, kad taptų visiškai savarankiška lustų gamyboje. JAV daro tą patį Arizonoje. Ekspertai mano, kad Kinija iki neseniai vis dar atsiliko nuo Taivano 5 ar 6 metais lustų kūrimo srityje. Tačiau ši technologinė spraga gali greitai sumažėti. Juk Kinija susidūrė su nedaug problemų, greitai modernizuodama savo kariuomenę, kad sumažintų karinę atsilikimą nuo kitų šalių, ypač nuo JAV. O Taivanui situacija darosi dar blogesnė. Pasirodo, kad silicio skydas galėjo būti pernelyg sureikšmintas nuo pat pradžių. Ataskaitos rodo, kad jei JAV bandytų paversti silicio skydą ginklu, veiksmų metu, kurie nesiektų tiesioginės invazijos, pavyzdžiui, blokados ar karantino, būtų iš tikrųjų sunku tai užtikrinti. Mikroschemos yra mažos ir labai vertingos. Dėl to jas nepaprastai lengva perkelti per trečiasias šalis. Net ir šiandien jos dažnai yra perkraunamos per trečiasias šalis, pavyzdžiui, Malaiziją. Įtikinti Europos ir Japonijos įmonės, kurios savo pelną gauna iš didžiulių sutarčių su Kinija, visiškai sustabdyti mikroschemų eksportą gali būti pralaimėtas mūšis. Paskutinis likęs domino gali būti šis. Ar Kinija iš tikrųjų strategiškai pasiruošusi invazijai į Taivaną 2027 metais? O gal šie nurodymai daugiausia skirti nacionaliniam pasididžiavimui ir vyriausybės, kuri pastaruoju metu gali prarasti dalį pagreičio ir palaikymo, sustiprinimui? Kinijos karinės pratybos, tokios kaip Joint Sword pratybos 2023 ir 2024 metais, iš šalies atrodo nepaprastai bauginančiai. Per vienas iš paskutinių pratybų Kinija pasiuntė didžiausią kada nors tokiose pratybose užfiksuotą Kinijos karinių orlaivių skaičių kartu su karinio jūrų laivyno ir pakrančio apsaugos laivais, kad imituotų Taivano blokadą. Vaizdas buvo grėsmingas. Tarptautinės naujienų agentūros skambino pavojaus varpais. Kinija dabar atvirai vykdė drastiškos karinės blokados prieš Taivaną bandomuosius veiksmus. Tačiau remiantis vietos pranešimais, patys Taivano gyventojai atrodė gerokai mažiau sunerimę. Jie į bendras pratybas Joint Sword 2024 žiūrėjo labiau kaip į teatrą ir bauginimą, o ne kaip į tikrą grėsmę iš Kinijos. Kaip pasakė vienas Taivano šaltinis, turėdamas omenyje sudėtingą kalnuotą geografiją supančią Taipėjų, ar manote, kad Kinija nori prasiveržti per visą tai? Žiūrėdamas į labai invazijai nepalankius paplūdimius aplink Gausungą, kitas taivanietis pasakė: čia tiesiog nėra pakankamai vietos sutalpinti visus karius, kurių Kinijai reikėtų mus nugalėti. Be to, pratybos truko tik 13 valandų. Poveikis Taivanui buvo menkas arba jo visai nebuvo. Jei tai būtų tikras karo veiksmas, Kinijos gebėjimas sustiprinti blokadą, ypač jei tarptautinė bendruomenė nepatikėtų grasinimais ir vis tiek tęstų prekybą, kelia daug abejonių. Pranešimai taip pat patvirtina, kad yra dar viena dėlionės dalis, kuri gali turėti įtakos. Kariniu požiūriu Kinija gali silpninti jos pačios vyriausybę. Xi Jinpingas nuo 2012 metų nuolat vykdo karinius valymus, tariamai siekdamas išnaikinti korupciją. Šaltiniai iš Kinijos teigia, kad Xi valymai greičiausiai labiau susiję su frakcinės veiklos naikinimu ir lojalumo Kinijos komunistų partijos pirmininkui stiprinimu. Kitaip tariant, pačiam Xi. Tačiau nesvarbu, kodėl vyksta šie valymai, faktas lieka tas pats. Xi nepasitikė savo kariuomenę. Pranešimuose teigiama, kad Xi labiau rūpi kariuomenės lojalumo išlaikymas nei operaciniai gebėjimai, ypač karinių veiksmų prieš Taivaną kontekste. Tai buvo parodyta, kai vienas iš jo valymų pašalino Chai Weidongą, Kinijos liaudės išlaisvinimo armijos generolą, kuris buvo vienas pagrindinių žmonių planuojančių ir vykdančių bet kokias operacijas Taivane. Vietoj to, Xi domisi tokių žmonių kaip Jiang Shengminas paaukštinimu, kurie parodė jam nepajudinamą lojalumą, tačiau visiškai neturi karinės operacinės patirties.
Be tokių žmonių kaip jis, Kinijos gebėjimas kompetentingai įvykdyti Taivano invaziją nukentės. Paradoksalu, bet pastangos sutelkti valdžią ir lojalumą gali silpninti jo kariuomenę. Galbūt ši viena paskutinė Kinijos karinės strategijos spraga yra pakankama, kad Taivanas galėtų lengviau atsikvėpti. Deja, tikriausiai ne, nes tyrimas atskleidė nerimą keliančias ataskaitas apie dar vieną veikėją – Rusiją. Kinijos karinis jūrų laivynas yra stipresnis nei kas nors tikėjosi ir kasdien stiprėja. Tačiau Kinijai trūksta pajėgų, kokių ji norėtų turėti, kai kalbama apie jos oro desanto batalionus. Konkrečiai, Rusija sutiko tiekti Kinijai 37 lengvasias amfibinės šturmo mašinas, 11 oro desanto šarvuočių ir 11 lengvųjų amfibinių savaeigių prieštankinių pabūklų bei kitų ginklų. Jie bus aprūpinti kinišką ryšio įrangą ir pritaikyti naudoti kinišką amuniciją. Nepaisant Kinijos vidaus kariuomenės trūkumų, vienas dalykas tampa aiškesnis nei bet kada anksčiau. Si ne tik nori Taivano dėl nacionalinio pasididžiavimo ar asmeninio ego, jam jo reikia dėl priežasčių, kurios visiškai nesusijusios su TSMC. Kinija siekia sukurti savo jūrų įtakos zoną, o Taivano kontrolė yra visiškai būtinas žingsnis tam pasiekti. Taivanas yra pirmosios salų grandinės viduryje. Tai geografinė kliūtis, kuri laiko visą Kinijos laivyną vos už kelių jūrmilių nuo jos pačios pakrantės. Šios grandinės pralaužimas Pekinui yra vertingesnis nei bet kuri puslaidininkių gamykla. Kai kurios šalys, tokios kaip Japonija, turi savo istorinių konfliktų su Kinija, kurie neleis joms realiai sudaryti sąjungos su Pekinu. Todėl ši kliūtis Kinijos laivynui tampa neįveikiama. Tačiau Si nekuria visos laivyno tik tam, kad patruliuotų savo pakrantę. Kinija nori išplėsti savo laivyną, bazes ir galią per visą Ramųjį vandenyną. Tai suteiks Kinijai prieigą prie žuvų išteklių, svarbių mineralų, o dar svarbiau – galimybę visiškai išstumti JAV įtaką šiame regione. Kadangi JAV Venesro labai priklauso nuo bazių ir sąjungininkų Ramiajame vandenyne, savo kariniam planavimui, tai sukeltų didelę problemą JAV strategijai. Tai taip pat suteiktų Kinijai didelį pranašumą tarptautinėje konkurencijoje tarp šių dviejų šalių. Realistiškiausias būdas visą tai pasiekti – pralaužti pirmąją salų grandinę užimant Taivanį. Vietiniai Taivano gyventojai, besijuokiantys iš galimybės, kad Kinija įsiverš į salą, galbūt nežino, jog dėl kitur statomų lustų gamyklų ir JAV nenoro tiekti Taivanui ginklus, niekas jų negelbės. Silicio skydas, kuris juos saugojo, dabar yra dubliuojamas ir statomas kitur. Taivanas pamažu praranda lustų gamybos monopolį – savo šventąjį kalną. Kai tiek Kinija, tiek JAV nuspręs, kad joms nebereikia Taivano TSMC, kad jų ekonomikos veiktų, sala praras savo kozirį. Kai Kinija nuspręs, kad jos planai dėl galios Ramiajame vandenyne yra svarbesni už riziką, jog TSMC susinaikins, ypač kai lustų gamyba bus kuriama kitur, mažai kas galės juos sustabdyti. Taigi, kai pirmosios raketos kirs tą 100 mylių sąsiaurį, ar pasaulis dar turės priežastį juos sustabdyti? Trečiasis pasaulinis karas nekils dėl Taivano technologinės vertės, o dėl staigaus jos praradimo. Kai skydas bus pašalintas, niekas nebesustabdys Si Dzipingo svajonių tapti didžiausiu lyderiu naujausioje Kinijos istorijoje. Akimirksniu Taivanas iš saugaus pasaulinio centro taps lengvai paaukojama teritorija. JAV turės savo lustų gamybos pajėgumus. Galijos pusiausvyra visame pasaulyje pasikeis, kai Taivanas nustos būti dirbtinio intelekto revoliucijos širdimi ir pagrindinė priežastimi, kodėl dauguma šiuolaikinių technologijų vis dar veikia. Ir kai reikalai paaštrės, kai Kinija pasiųs didžiausią pasaulyje matytą laivyną per Taivano sąsiaurį išsilaipinti šios mažos salos pakrantėse, niekas, išskyrus Taivaną, neturės motyvo to sustabdyti. Si Dzipingas kovos, kad užimtų Taivaną, nepaisydamas, ką apie jį mano vietos gyventojai ir išplės savo represinį valdymą į šią salų valstybę. Ir tai dar net nepaliečia vieno iš blogiausių galimų šios invazijos padarinių. Būsime įžengę į naują pasaulio tvarką, kurioje didžiosios valstybės neturės jokio intereso gerbti mažesnių tautų suvereniteto ir nepriklausomybės. O tai mus sugrąžins į kolonializmo laikus. Šiame bauginančiame naujame pasaulyje beveik kiekvienas gali tapti invazijos auka. Niekas nebėra saugus ir niekas negali pasakyti, kur bus kita invazija. Ačiū, kad šiandien buvote su manimi. Tikiuosi, jums patiko šis vaizdo įrašas. Jei norite pamatyti daugiau tokių vaizdo įrašų, prašau prenumeruokite ir įjunkite pranešimus. Tai tikrai turi reikšmės.
Dar kartą ačiū ir pasimatysime kitą kartą laidoje Map Pack.